Toliau tęsiam klausimų atsakymų maratoną. Labai aktuali mirties tema. Kaip pagal budizmą turėtų atrodyti jogino kūno palaidojimas? Pagal budizmą jogino kūno palaidojimas kaip turėtų atrodyti? Pirmas dalykas. Šiaip yra skirstimas, priklausomai nuo koks elementas dominuoja žmoguje, koks yra elemento pagrindinis elementas, ar tai ugnis, ar tai žemė, ar tai vanduo, ar tai vėjas, žmogų, kiek žinau, ten galima laidoti atitinkamai skirtingai. Tai vienareikšmiškai geriau yra deginti, negu laidoti. Bet laidoti reikėtų po ne mažiau kaip po 3 parų. Tiek deginti, tiek laidoti. Reiškiasi. Tokia yra esmė. Tai vat, kai buvo čia karantinas ir ten žmonės degindavo, laidojo tenais po paros, po pusantros, tai yra labai negerai, nes iš kanalų dar sąmonė nebūna pilnai išsivadavusi, atsiskyrusi nuo kanalų subtiliųjų. Jie dar yra byrėjimo procese ir žmogui ten ugnis ar žemė gali labai negerai būti. Tai minimum yra 3 paros. 3 geros paros ir po to galima kažką su kūnu daryti. Tai tiesiog tik tai toks komentaras. Kaip atkapstyti ir paleisti baimę? Kaip atkapstyti ir paleisti baimę? Kam jį atkapstyti, nes jeigu mes nežinom, ko bijom, tai mes ir klausimą neužduodam. Tai jūs žinote, ko bijote. Kam kapstyti? Tada gal klausimas, kaip paleisti. Kaip paleisti baimę? Turit minčių? Tai baimė yra emocija. Ir yra įvairių emocijų valdymo technikų, emocinio intelekto. Galima leisti savo pabijoti, galima patrinti tą vietą, kurioje lokalizuota baimė. Galima pavizualizuoti, kad jau tai įvyko ir nieko blogo neatsitiko. Galima nueiti pas hipnoterapeutą ir tą baimę padės irgi įveikti. Labai įvairių yra baimė, neaišku kokia baimė. Pavyzdžiui, viešo kalbėjimo baimė, ją visi turi įgimtą ir jinai yra didelė ir su ja reikia susidraugauti, jos įveikti yra neįmanoma. Tai klausimas yra per abstraktus, kad būtų galima giliau jį komentuoti. Kitą kartą, draugai, kai pamatysit, kad galima užduoti klausimą viešai, tiesiog kuo tikslesnį klausimą parašykit, kuo detalesnį. Ir jeigu jis netelpa toje užklausoje, tas jūsų klausimas detalus, parašykite asmeninę žinutę tuo metu, nes jeigu matot, kad yra galimybė klausinėti užduoti klausimus ir jūsų klausimas yra, norit smulkiau jį papasakoti, parašykit ekstra papildomą žinutę ir sakysim. Kaip maitinti apatines čakras ir įsižeminti? Kiek užtrunka procesas praktikuojant kiekvieną dieną? Kaip maitinti apatines čakras? Jas įsižeminti. Kiek užtrunka procesas praktikuojant kiekvieną dieną? Kiek užtrunka? Norit įsižeminti? Nusimkit batus ir eikit basi pasivaikščioti po žvyrą arba po žolę ir įsižeminsit. Čia ne juokas. Tai yra taip, tai yra įsižeminimas. Žmogus iš karto pereina į kūno sąmonę. Nes skauda, truputį badosi, reikia žiūrėti, kad ant kokios bitės neužminti ir iš karto jisai pereina iš aukštutinių centrų į žemutinius. Reiškiasi fizinio kūno išsaugomas ir fizinio kūno pojūčiai. Tai yra įsižeminimas. Reiškiasi fizinio kūno pojūčių suaktyvėjimas. Tai yra labai paprasta. Yra visokių kitokių tokių subtilesnių būdų. Ten juodą turmaliną paduose nešioti, į batus įsidėti. Ar į kišenę, ar ant kojų juodą turmaliną, įžemina tokiam ilgesniam periodui tarsi. Bet jeigu taip reikia staigiai kažkokios, tai per aukštas, per daug pranos viršinėse centruose. Žmogus nelabai adekvatus, nutolęs labai nuo kūno,
basam pavaikščioti po asfaltą, po žolę, po žvyrą, pamatysi 10-15 minučių ir daugiau apie nieką kitą negalvosi, tik tai apie kūną. Tai reiškia apatinių čakrų mintis. Antra klausimo dalis yra, kaip jas lavinti, tai kaip lavinti. Kiek užtrunka procesas, praktikuojant kiekvieną dieną? Kas yra apatinių čakrų turinys? Tai yra mūsų psichiniai centrai, kurie atsakingi už tam tikras gyvenimo sferas, mūsų realybės sferas. Pirma čakra tai yra fizinis kūnas, antra čakra tai yra jausmai, emocijos, pojūčiai, trečia čakra tai yra mūsų protas, mūsų ego, mūsų tikslai, mūsų vertybės, mūsų ambicijos. Tai norint įvaldyti 3 čakras, neužtenka per jas kvėpuoti, neužtenka tenais vizualizuoti, neužtenka dėti mineralus ant jų. Tai yra viena tik dalelė dirbant su čakramis. Tai yra, kad reikia tas čakras įvaldyti, tos psichinius centrus. Jeigu yra neįvaldyti, neišvalyti, viršiniai centrai visą laiką užsidarinės. Jie nebus visą laiką aktyvus, nes čia turi būti išlaisvinta energija pačioje. Jis vadinasi Brahmos mazgas, užraktas, kurio neįveikus kiti mazgai, Višnaus mazgas, Šivos mazgas, jie neveiks. Nes jūs galim užkabinti per kažkokią praktiką, trumpam pripumpuoti energijos ir mes patiriam įžvalgas iš viršutinių mazgų čakrų. Bet jos yra trumpalaikės, nenuolatos lydinti būseną. Jeigu apatinis mazgas užrakintas, tai yra pirmos 3 čakros. Reiškia, žmogus turi sutvarkyti savo fizinį kūną, miego ritmą, mitybą, kvėpavimą, tai yra pirma čakra. Išmokti savo seksualinę energiją kaupti ir ją transformuoti į kūrybą, į pinigus, į materiją. Tai yra antra čakra. Mokėjimas mėgautis gyvenimu, mokėjimas priimti žmonės, mokėjimas jausti žmonės, juos atjausti, taip. Mokėjimas patirti malonumą iš gyvenimo, taip. Mokėjimas mylėtis, mokėjimas kūrybinę energiją transformuoti į dvasinę energiją. Tai yra tai pradžia, antra čakra. Trečia čakra, tai yra kas aš esu šiame pasaulyje, koks mano ego vaidmuo, ką aš žaidžiu. Tas žaidimas turi būti be abejonės naudingas kitom būtybėm. Tai reiškia, tai yra mūsų vertybės, mūsų laiko valdymas, planavimas, mūsų ambicijos, mūsų tikslai, mūsų veikla, mūsų darbas, mūsų profesija. Tai yra trečia čakra, žmogus turi tapti kažkuom, tai kažkas jisai turi tapti. Nes kiekvienas yra kažkas. Arba jis yra vėžinė ląstelė, arba jis yra plaučiai, kepenys, inkstai, eritrocitas, akis, vyzdis, nagas, jis yra kažkas visatoje. Ir arba jis yra su negatyviom vertybėm, tikslais ir gyvenimo būdu, arba su pozityviom. Tai 3 čakrų įvaldymas yra fizinio kūno įvaldymas, jausmų įvaldymas, gyvybinės energijos įvaldymas ir savo tikslų, vertybių radimas, įsitvirtinimas šiame pasaulyje, tapimas nepriklausomų, laisvų. Pirmos 3 čakros tai yra paėmimas savo rankų į savo rankas, savo proto į savo rankas. O ne kvėpavimas, pranajamas, tai yra papildomi dalykai arba kartu einantis. Bet jeigu eis tik tai pranajamos, tik tai ten kokie kristalai ant čakrų, kažkokios vizualizacijos ir nebus konkrečių rimtų veiksmų išoriniame pasaulyje, 3 čakrų lygmenį, nieko nebus. Žmogus stovės vietoje. Pajudės, grįž, pajudės, grįž, pajudės, grįž. Tai yra 2 sparnai. Galime netgi taip pasakyti, jeigu žmogus rimtai užsiims realiais veiksmais pirmų 3 čakrų lygmenį ir nemedituos, jisai daug labiau realizuosis už tą, kuris medituos tik tai ir nieko nedarys. Jo realizacija bus be abejonės daug efektyvesnė. Tai realūs veiksmai yra pagrindas gyvenimo pokytyje. Kiek galėjau, tiek atsakiau. Kiek naudinga kontroliuoti emocijas? Geriau leisti bangai praeiti ar išsiverkti? Yra graži istorija. Rama atėjo pas tėvą ir sako karaliui,
Sako, aš neverkiu, kad neliūdinčiau savo artimųjų. Kaip yra gražu, ką. Reiškia, jisai rūpinasi kitais, negalvoja tik kaip taškyti savo emocijas, man bloga, nėra gyvenimo ir visi apie tai žinokit. Ne, vat karališkas požiūris, žiūrėkit, yra koks. Aš neverkiu, kad neliūdinčiau savo artimųjų. Tai vienam išsiverkti gerai, jeigu turim draugo petį, išsiverkti gerai, bet esmė imtis ryžtingų veiksmų, spręsti savo gyvenimo problemas. Negatyvios emocijos yra visą laiką vienaip ar kitaip žmogų lydi ir arba tai yra negatyvi emocija yra ženklas, kad netaip mąstau, netaip suprantu, netaip traktuoju situaciją arba ne tą darau. Tai yra ženklai, kad reikia keisti požiūrį, reikia keisti elgesį, kažką reikia keisti. Tai emocijos yra geras dalykas. Problema yra, kai jų yra perteklius ir mes jų nesugebam suvaldyti ir jos prasproginėja. Kiek galėjau, tiek atsakiau. Koks tikslas gyventi, jei vis tiek reiks mirti? Koks tikslas gyventi, jei vis tiek reikės mirti? Tam, kuris taip galvoja, ir nėra jokio tikslo. Taip. Miršta protas ir miršta kūnas, bet nesąmonė. Jeigu jūs pamastytumėt, giliai pamastytumėt, giliai panirtumėt į save, ką jūs suvokėt prieš 10 metų, ką jūs suvokėt, kai buvo 8 metai, buvo tokio amžiaus 8, kaip jūs suvokėt realybę, kai buvo 6, kaip jūs suvokėt realybę, kai buvot 3, 2, 1 ir kai gimėt. Ir jeigu jūs gerai panalizuosit, jūs rasit sąmonę, save patį, kuris niekada nesikeičia, kuris laikas stebi, o jūs tik tai gaunat įvairių atributų ir gebėjimų papildomai, kaip gebėjimą kūno valdymą, gebėjimą mąstyti, gebėjimą prisiminti, gebėjimą analizuoti, bet suvokimas visą laiką tęsiasi. Jūs niekada nemirsit, galite to tikėti ar netikėti. Nuo to faktas, kad jūs gyvenate amžinai, nesikeičia. Kad jūs mirtį galima traktuoti, kad užmiršimą to, ką jūs dabar esat pamiršęs, tai tiesiog trumpalaikė amnezija. Ir tai galima vadinti kaip mirtim. Taip? Kad žmogus vėl užmigs, galbūt paskui gyvūnų taps ir tenais kažkur visai nusivažiuos per kažkiek įsikūnymų. Tai prasmės nėra. Klausimas, kodėl jūs nenorite gyventi taip, kad norėtumėte gyventi amžinai. Kur gyvenime taip vargstat bereikalingai, kur esate taip save išdavę, kad nejaučiat tokios ugnelės, kad norėtumėt būti amžinai. Tame yra esmė. Nes jūs taip ar taip būsit. Norit jūs to ar nenorit. Tai klausimas kaip. Kaip žinoti, kada priimu sprendimus protu, o kada širdimi? Sekantis klausimas, kaip žinoti, kaip ar priimu sprendimus protu ar širdimi? Kas tas protas ir kas ta širdis? Širdis mus veda visą laiką evoliucijos keliu, savęs pranokimo keliu. Protas visą laiką sako pabūk ir taip viskas neblogai. Raktinis žodis, šaknis yra žodis neblogai, viskas visai pakenčiama, būna ir blogiau, tai yra protas. O širdis, jeigu mes, tai yra mūsų centrinis kanalas. O mūsų centrinis kanalas yra sąmonė, o sąmonė yra nelimituota, nemirtinga ir be jokių ribotuvų. Ir jinai mus kviečia grįžti į save. Ir visa, kas su tuo susiję, su grįžimu į save, su evoliucija, su augimu, su progresu, su laisve, su nepriklausomybė, su išsivadavimu, tai yra širdies kelias. Paskolos, santuokos, vaikai, karjeros, butai, tai yra protas. Nieko nereikia daryti iš proto. Visi keliai, kurie sugalvoti iš proto, yra nuves tik tai kančią ir niekur kitur. Visi keliai, kurie veda į širdį, nuves jūs į visokiausius patvarius,
bet tuose patvoriuose jūs rasite nepakartojamas akimirkas, nepakartojamus deimantus tuose grioviuose, nepakartojamas patirtis ir visų aplinkinių pasmerkimą, bet jums tai nerūpės. Ar dažnai pasijuntate lyg išsipurvindamas, būdamas tarp žmonių? Neaišku, kalbama ar sąmoningai ar nesąmoningai antru asmeniu, ar žmogus apie save, ar bendrai, ar apie mane. Tai jeigu klausimas traktuoti, kad manęs klausia, ar aš pasijuntu purvinas būdamas tarp žmonių, aš niekada nesijaučiu purvinas, aš laiką esu tyras. Manęs neįmanoma sutepti, kaip neįmanoma ir nei vieno iš jūsų sutepti, jeigu jūs suvokat save kaip sąmonę. Bet mūsų kūnas yra kaip rūbai. Tai yra mūsų skafandras, kurį mes naudojame, mūsų protas, mūsų emocijos, mūsų mintis, mūsų mentalas. Jeigu aš suvalgysiu kažką netinkamo, galima traktuoti, kad mano kūnas bus suteptas, nes jisai apsunks, jisai lėčiau galvos, jam gal net bus bloga. Jeigu mes pabūsim šalia žmonių, kurie serga, kurie ligoti, kurie depresyvūs, mes perimsime jų negatyvias emocijas. Tai mes traktuojame kaip susitepimas. Jeigu žmogus to gyvenime nejaučia, jisai yra, reiškia, per mažai dar apsivalęs savo energetinę struktūrą, savo sistemas. Pabūkite gamtoje 2-3 valandas, 2-3 dienas, 5 dienas ir grįžkite į Akropolį, į miesto ritmą, į šurmulį. Ir jūs jaučiat, kaip tai yra sunku, kaip tai yra tanku. Tai pakartokite dar kitą klausimą. Ar dažnai jaučiuosi suteptas? Ar dažnai pasijauti, lyg išsipurvindamas, būdamas tarp žmonių? Tai, kaip minėjau, sąmonėms laik yra tyra, nesutepta. Tik tai akiniai, kuriuos mes nešiojame, filtrai, juos galima aptaškyti, jie gali apdulkėti. Tai atsakymas yra taip. Ir jeigu dar kitaip pasakyti, todėl ir gyvenu vienkiemy, girioj, kur nėra per didžiulį spindulį, negyvos dvasios apart stirnų, kiškių, drugelių, uodų ir visų kitų natūralių reikalų. Tai, manau, suprantat, kad ne šiaip sau. Ne iš gero gyvenimo mieste, energetikos, to tankumo, to beprotiško ritmo, bėgimo, neaišku iš kur į ką, to fono viso, žmonės, tie, kurie praktikuoja, tie, kurie mėgsta vidinę tylą, tie, kurie neskraulina nuo ryto iki vakaro, nepostina kas antrą valandą internete, jie natūraliai traukiasi ir natūraliai perima kitų energijas, tai yra neišvengiamas procesas. Žmogaus įgilėjimas į vidinę tylą, savo energetikos išvalymas, vienaip ir kitaip kiekvieną priveda prie to, kad jisai traukiasi nuo tankių arealų, tankių erdvių. Negalima sakyti, pats žodis sutepa, reiškia, mes sakytume, kad kiti yra sutepti, o mes nesutepti. Taip nėra. Tiesiog vertybės, ambicijos, norai yra tankesnė vibracija. Pyktis, liūdesys, pavydas, apkalbos yra tankios vibracijos. Ir tai yra kažkuria prasme taip, kaip purvas. Bet iš kitos pusės tai yra tiesiog sudedamoji gyvenimo dalis. Bet kai mūsų vertybės yra kitos kažkokios, tai kaip dosnumas, ramybė, balansas, tyla, natūraliai, aišku, mes turime jas puoselėti ir saugoti tam tikrose aplinkybėse, tam tikrose vietose. Kažko atsisakom, kažkur judam į kažkurias kryptis, nuo kažkurių krypčių. Tai mūsų niekas nesutepa. Tiesiog tas, kuris turi švaresnės sistemas, jis yra konteineris, transformatorinė, kuri transformuoja aplinkos energiją. Tai yra neišvengiamas natūralus procesas ir tas, kuris jaučiasi, kad yra suteptas, kad jį apnešė, kad jisai tapatinasi su fizinio kūno agregatais. Reikia suprasti, kad mes esam sąmonė, kuri yra nepaliečiama, bent jau 5 agregatas, tai bent jau
jau protinė sąmonė jinai irgi yra kaip deimantas. Nors yra ribota, dar ir nedieviška, bet jau jinai yra visą laiką tyra. Tas, kuris niekada neverkia, kai verkiam, tas, kuris niekada nesijuokia, kai juokiamės, tas, kuris niekada nėra beviltiškas, kai liūdi. Kaip atrasti balansą tarp socialinių tinklų, sąmoningumo praktikų ir darbo su žmonėmis? Pastudijuoti laiko valdymą, sudėlioti prioritetus, paskirstyti laiką ir daryti tai, kas iš tikrųjų verta. Baigiam klausimų atsakymų maratoną. Šiandien yra 8 mėnulio diena, gydančio būdos diena, mėnulio fazių pokytis. Tokiom dienom gerai daryti gerus darbus. Gydantis Buda, šiandien yra gydančio būdo diena pagal budizmą. Gydantis Buda yra tantrinė Budos Šakyamunio forma diena. Ir gydantis Buda su klausimais atsakymais gydo mūsų protą. Om Ahom, gero gyvenimo.